Kodėl būna sunku paleisti žmogų, kuris paliko tave? Atrodo, protų suvokė, kad viskas, to žmogaus nebėra mano gyvenime, bet viduje vyksta viskas kitaip. Noriu paleisti, bet negaliu. Nepatikėsit, kaip dažnai terapijoje girdžiu tai ir iš jaunų merginų, ir iš brandžių moterų, ir iš vyrų. Tai kodėl taip sunku priimti tai, kad partneris ar partnerė išėjo iš mano gyvenimo? Ir įvairiausios paleidimo technikos čia gali būti bejėgės. Todėl, kad dažniausiai tai yra susiję ne su tuo žmogumi, o su savo santykiu su savimi. Todėl daug svarbiau už visas paleidimo technikas yra tai išgyvenančio žmogaus gilesnis suvokimas. Kogi iš tikrųjų tu negali paleisti? Kaipgi susipynė ta kančios ir vidinio skausmo kilpa, kuri dusina ir atima laimę, gyvastingumą iš gyvenimo, net ir praėjus nemažai laiko po skyrybų. Ir pirmas dalykas, kurį verta suvokti, yra tai, kad dažniausia tu bandai paleisti ne tik tą žmogų, bet kartu su juo ir tai, kuo tikėjai apie jūs, kokias turėjai svajonės apie jūsų bendrą ateitį. Dar tą save, kuris ar kuri buvo būtent tame santykyje. Ir ko gero skaudžiausią dalyką, kurio negali pripažinti, vis dar gyvą viltį, kad viskas dar gali pasikeisti. Tai yra nepriimu realybės, kad tai jau viskas. Taškas šioje istorijoje. Todėl labai dažnai negaliu paleisti jo ar jos, iš tikrųjų reiškia, kad negali paleisti prasmės, kurią šiam ryšiui tu suteikiai. Ir kuo mažiau tame santykėje tu buvai savimi tikru, kuo daugiau stengiasi dėl savo partnerio ar partnerės, užmirštant save, savo asmeninius norus, pomėgius, draugus, galbūt net karjerą, tuo skaudžiau išgyvensi skyrybas. Ir galbūt iki šiol išgyveni vidinę sumaištį ir gilų vidinį konfliktą. Iš psichoterapinės perspektyvos tą vidinę sumaištį ir skausmą kūrė ir palaiko ne vienas, o keli sluoksniai. Ir dėl to pasidaro labai sunku. Pirmas - prisirišimas prie jausmų. Ne tik prie žmogaus, kurio tavo gyvenime nebėra, bet ir prie tos būsenos, kaip jautėsi su tuo žmogum. Galbūt labiau gyva, reikalinga, matoma, svarbi, įdomi. Šiuo atveju paleisti reikštų susidurti su tuo, kad tau trūksta šitų būsenų. Ir tada svarbiausia tampa suvokti, kaip tu gali būti be šio jausmo arba kur tu gali dar ir be to žmogaus panašiai jaustis. Galbūt tau padėtų bandymas įsivardinti, ką konkrečiai laikai iki šiol. Ir užsirašyk tai raštu. Aš nepaleidžiu ne jo, ne jos, o ir užbaig keliais skirtingais atsakymais. Kai užrašysi, gali bandyti ieškoti ir surasti, kur dar šiuo metu be to žmogaus galėtum panašiai jaustis. Irgi užsirašyk. Tai padeda skausmui įgauti struktūrą, formą. Ir tai jau būtų pirmas žingsnis iš to vidinio chaoso ir sumaišties. Antras - prisirišimas prie neįvykusios istorijos, kurią buvai susikūręs ar susikūrusi. Labai dažnai laikomasi ne to, kas buvo, o to, kas galėjo būti, to, apie ką fantazavai,
ko tu galbūt tikiesi iki šiol. Jei tik jis būtų supratęs, jei tik būtų susiklostę kitaip. Ir užsiveda toksai gražesnės praeities scenarijus, praeities, kurios niekada nebebus. Tai vadiname neužbaigtų gestaltų. Psichika linkusi laikyti atviras situacijas, kuriuose nebuvo aiškios pabaigos ir tavo poreikių patenkinimo. Paleisti tokiu atveju reikštų priimti, kad ši istorija nesivystys taip, kaip norėjosi. Ir užbaigti ją, uždaryti šį gestaltą, išgyvenant dar kartą visus su tuo susijusius jausmus. Ir prisimint, kad ko gero tai greičiausiai ne vienintelė, o pasikartojanti situacija tavo gyvenime su panašia pabaiga. Uždaryti gestaltus labai verta ne tik dėl tos vienos situacijos ar istorijos, bet ir tam, kad neperkeltum to į kitus santykius. Ir labai padėtum savo, jei galėtum prisiminti ir įsivertinti, kokiugi tu būni santykiuose, kaip tu kuri tuos santykius, kaip elgiesi, būdamas ar būdamas su svarbiu tau žmogumi. Pažiūrėk į tai, kas vyksta tavo santykiuose, kaip į pamoką. Jei ta jūsų istorija būtų mokytoja, ko ji tave nori išmokyti? O jeigu nori uždarinėti gestaltus, tai gestalto terapija siūlo labai konkrečius būdus užbaigti nebaigtas situacijas. Vienas iš jų ir labai populiarus tai yra tuščios kėdės eksperimentas ar technika, ar metodas, nesvarbu kaip pavadinsi, kur žmogus gali pasistatyti kėdę prieš save, pasisodinti tą nesamą žmogų ir išsakyti neišsakytus žodžius, išreikšti neišsakytus jausmus, pyktį, nusivylimą, ilgesį. Ir tai padeda psichikai uždaryti tai, kas liko atvira. Ir labai dažnai tai padeda, nes laikymasis už to žmogaus stiprėja būtent dėl neišreikštų emocijų. Trečias labai jautrus sluoksnis yra bandymas per šį žmogų išspręsti kažkokį senesnį vidinį trūkumą. Tuomet buvimas su žmogumi yra ne apie dabartinį santykį, o tai tampa įrodymu savo ir kitiems, kad tik būnant su tuo žmogumi esu kažkokia tai pilnesnė, vertingesnė, kad mano gyvenimas tada laimingas. Ką reikštų toj situacijoje paleisti? Tai reikštų laikinai likti be šio įrodymo. Ir natūralu, kad psichika priešinasi, nes tai sukelia ir grąžina mus į seną, pažįstamą tuštumos ir vienišumo jausmą, kurį kompensavau būdama šalia šito žmogaus. Šiuo atveju labai svarbu pratintis prie minties, kad ir be to santykio esi vertas ar verta gyventi laimingai, kad su to žmogaus išėjimu tu netapai niekuo. Tu esi ir taip vertingas, nes su tavimi yra viskas, kuo esi stiprus, įdomus, tavo vertybės, pomėgiai, kompetencijos, tavo gyvenimo suvokimas. Ir labai verta šitoj situacijoje paklausti savęs, nepaskubomis, turint laiko, išbūnant, kol rasi atsakymus. Jei paleisčiau, su kuo tada reikėtų susidurti? Su kokiaisgi jausmais aš likčiau? Su liūdėsiu, gal pykčiu, gėda, su vidinė tuštuma, vienišumu, nes dažnai nesąmoningai bijome susitikti būtent su šiomis būsenomis, o jos viduje gyvena savo gyvenimą. Psichoterapijoje mes iš tikrųjų ne tiek mokome paleisti, kiek padedame palaikyti save tame procese.
suvokti save santykiuose, augintis resursus, priimti save, kad galėtum po truputį atlaikyti realybę, jog santykis baigėsi ir tu tuo pačiu visiškai nenuvertini savęs. Aš visada siūlau vietoj klausimo, kaip man jį ar ją paleisti, nuoširdžiai atsakyti, o ką aš iš tikrųjų iki šiol laikau, ko aš nepaleidžiu. Ir kai tai pradeda ryškėti, paleidimas tampa nebeveiksmas, išmesti, užmiršti, o procesu pamatyti, kas vyksta su manimi, kaip aš kuriu santyki, kiek tikrų būnu jame, ką tuo buvimu su tuo žmogumi galbūt kompensuoju, išjausti, nebebėgti nuo sunkių emocijų, išbūti su jomis ir tik tada atsisveikinti. Galbūt parašant atsisveikinimo laišką, kur būtų galimybė ir padėkoti už kažką tam žmogui. Ir išsakyti, kokius sunkius jausmus dabar išgyveni. Išrašyk viską, kas liko nepasakyta. Ir kai jau galėsi, perskaityk tą laišką ir užbaig jį kažkokiu tau reikšmingu, auginančiu tave palinkėjimu savo. Ir atsimink, kad tu atsisveikini ne tiek su tuo žmogumi, kiek su tuo, ką jis atstovavo tavo viduje. Tai vyksta lėtai, kartais su grįžimais atgal, kartais su prieštaringais jausmais. Bet būtent čia atsiranda daugiau sveikumo tokio, nei bandėme įnirtingai versti save, išmesti, nebegalvoti. Atkaklios pastangos šioje vietoje dažniausiai nesuveikia. Kuo labiau spaudi save, tuo stipriau psichika laiko. Paleidimas vyksta ne per valią, o per supratimą, savireguliaciją ir palaipsninį vidinio pasaulio, vidinių struktūrų keitimą. Nes labai dažnai žmonės linkę nepaleisti yra nesaugaus, nerimastingo prieraišumo tipo. Todėl labai svarbus darbas yra ir su nervų sistema. Praktikoje tai reiškia, kad labai svarbu ne tik kalbėti, bet ir labai svarbi yra savireguliacija. Kvėpavimo pratimai su ilgesniu iškvėpimu, kūno įsižeminimas, ritmiškas judėjimas, kontaktas su sensorinė aplinka, kai aš išbūnu su tuo, ką dabar matau, girdžiu, ką dabar jaučiu, ką dabar užuodžiu. Kai kūnas nusiramina, mažėja tokių ir įkyrių minčių, galbūt kartais net obsesinių. Galima, žinoma, pasitelkti iš kognityvinės elgesio terapijos, darbo su mintimis, technikas. Bet šiuo atveju nereikia aklo kartojimo, kad aš esu verta, vietoj aš esu neverta. Čia svarbesnė būtų gilesnė analizė, suvokiant, kokie automatiniai įsitikinimai įsijungia po atstumimo. Galbūt aš sakau, mane visada palieka. Toks jau mano likimas. Aš neverta meilės. Dėl meilės reikia kovoti iki paskutiniųjų. Ir jeigu aš jau suvokiu savo įsitikinimus, verta ieškoti alternatyvų, kad tai nebūtinai yra tiesa, kad būna ir kitaip. Ir svarbiausias darbas šitoje vietoje - atskirti praeities patirtį nuo dabarties realybės. Kaip ir kada tie įsitikinimai atsirado jūsų psichikoje? Iš kur tai sužinojote? Kaip patikėjote, kad tai tiesa? Tai reikalinga tam, kad suprastum, jog tai nėra jūsų. Jūs jau kitokie, jau užaugot
ir pilnai galit sunkiose situacijose save suvokti ir elgtis jau kitaip. Dar labai svarbu žinoti, kad žmogaus išėjimas yra netektis. Taip tas žmogus gyvas. Ir kartais tai skaudina dar labiau, nei miręs būtų. Bet iš tikrųjų tai yra netektis, nes tu netekai to mes, su kuriuo ilgiau ar trumpiau gyvenai. Ir dabar esi gedėjimo procese. Leisk savo išbūti jame. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad labai svarbu fiksuoti ne tiek tą žmogų, ne tai, kaip tas žmogus su tavim pasielgia, bet kaip tu su savim elgiesi tokioje situacijoje. Ar save kaltini, spaudi, nuvertini, užsidarai nuoskaudose, neapykantoj, ar bandai suprasti save, sakydama, tai yra mano gyvenimas, ar bandai palaikyti save, išbūti. Ar bandai po truputį keisti save per naują, nes iš esmės paleisti reiškia padėti savo sukurti vidinę erdvę, kurioje nebereikia taip stipriai laikytis prisirišus prie kito žmogaus. Ir tai iš tikrųjų nėra vien technikos. Tai nuoseklus savęs auginimo darbas, savęs stiprinimo darbas, kuriame pamažu gali patirti, kad gali išgyventi įvairiausius praradimus, kad tu gali kurti naujus santykius, kuriuose būsi svarbus savo, būsi labai reikšminga tų santykių dalis. Labai iš tikrųjų rekomenduoju šitą procesą pereiti žmonėms, kurie tai išgyvena dabar kartu su terapeutu. Bet jei tu negali savo to leisti, bandyk taikyti tai, ką dabar išgirdai. Tuo pačiu gali perklausyti ir kitus kavos su prasme įrašus apie savivertę, prieraišumo tipus. Tikrai tai galėtų tapti tau vidinė atrama ir palaikymu pokyčiui. O dabar atsisveikinu su šiluma ir meile, Danguolė.